Labai norėjosi fotografuotis, nes buvo jų tenai, tadžikai buvo, kazachai, man atrodo, mongolai, jų didelės komandos buvo, tai jie ten visi fotografavosi, labai norėjo, kad su mumis fotografuotųsi, bet kai mūsų viena pasakė, kad mes nenorim su jais fotografuotis, tai ir vokiečiai atšoko nuo jų tenai paskiau ir nemačiau, ar kitos šalis atšoko ar ne, bet į apdovanojimą mūsų merginos nėjo. Tai palaukė, kol viskas baigsis, tada nuėjo atskirai apdovanojo ir atsistojo vienas. Dalyvių tikrai daug, labai skirtingo lygio ir labai iš skirtingų šalių. Tai be abejo buvo ir nedraugiškai mūsų rusai kaimynai, kurie dalyvavo ir su vėliavos ir su viskuo. Mums teko su jais dalyvauti toje pačioje grupėje estafetėje, tačiau mes nusprendėme nelipti ant apdovanojimo pakilos kartu su jais, pasirinkome ateiti atskirai ir kad mus apdovanotų atskirai. Rusų atletus aš pažįstu iš labai senai, mes kartu anksčiau dalyvaudavom varžybose, jie gyveno netoli Klaipėdos prie Kaliningrado. Žodžiu, pasisveikinome, nieko asmeniškai aš prieš jos neturiu, bet baigus plaukti savo nuotolį kartu su Rusija, jį kvietė fotografuotis, aš atsisakiau. Tiesiog visi klausė, kodėl, aš sakiau, kad tai nedraugiška šalis ir aš nenoriu būti kartu fotografijose.